Dabar pereiname prie vieno geriausių treniruoklių. Šis treniruoklis puikiai tinka aerobinės ištvermės lavinimui, kadangi dalyvauja didelė dalis kūno raumenų. Lavinant aerobinę ištvermę reikia atlikti ilgai trunkantį, nuo pusvalandžio iki 2 valandų ir žemo vidutinio intensyvumo darbą. Kad sužinoti, koks turėtų būti jūsų asmeninis atliekamo darbo intensyvumas, reikėtų atlikti belergometrinį tyrimą. Arba apytiksliai intensyvumą galima paskaičiuoti pagal tikslinio treniruojamo širdies susitraukimo dažnio formulę. Maksimalus pulsas apskaičiuojamas iš 220 atimant jūsų amžių. Rekomenduojamas pulsas iš maksimalaus pulso atimant pulso ramybėje reikšmę. Tikslinis širdies susitraukimo dažnis gaunamas rekomenduojamą pulsą dauginant iš 0,6 ir 0,8 bei pridedant pulso reikšmę ramybę. Riebalų deginimo zoną dauginsite iš 0,6 ir 0,7. Pagrindinę aerobinę zoną dauginsite iš 0,7 ir 0,8. Treniruotės metu svarbu sekti pulsą. Dirbant su šituo treniruokliu galima keisti atlikimo techniką. Pavyzdžiui, galima akcentuoti rankenų stumimą arba traukimą. Taip pat galima rankomis tiesiog laisvai judinti prie šonų. Priekyje turėtų būti dešinė ranka ir kairė koja ir atvirkščiai kairė ranka ir dešinė koja. Atliekant judesį reikėtų įtempti pilvo ir sėdmenų raumenis, nesikūprinti, neįtempti viršutinio trapecinio raumens ir žiūrėti į priekį. Krūvio metu arterinis kraujo spaudimas didėja proporcingai atliekamų judesių intensyvumui. Ilgesnį laiką atliekant fizinius pratimus stebimas reliatyvus kraujospūdžio sumažėjimas, lyginant su pradiniu pakilimu. Šis kritimas stebimas ir nutraukus krūvį, trunka iki keleto valandų, bei ryškesnis hipertenzija sergantiems asmenims. Puikiai tinka norintiems sulieknėti, kadangi šios aerobinės treniruotės metu, skirtingai negu nuo bėgimo, nereikalauja sąnarių amortizacijos. Prieš atliekant aerobinės ištvermės treniruotę reikėtų padaryti apšilimo pratimus, o po treniruotės tempimo pratimus. Krūvį reikėtų didinti palaipsniui ir nenutraukti treniruotę staiga. Turėtumėte krūvį mažinti palaipsniui. Apšilimo pratimus galima atlikti su tais pačiais lauko treniruokliais.